Denikovai, ką sako Biblija? Parašyta, kad bus pasaulio pabaiga. Ar tai tiesa? Prašau, pakomentuokite tai. Pirmiausia, Biblijoje parašyta amžių pabaiga. Tai tikslesnis terminas. Kitaip tariant, šviesos pabaigos niekada nebus, nes šviesa yra Dievas ir jis niekada nenustos šviesti mūsų kryptimi. Vienintelis dalykas amžių pabaiga reiškia tam tikros epochos pabaigą. Yra nuostabi knyga, vadinasi Tiesos šviesoje, vokiškai Lichte der Wahrheit, kuri paaiškina, kad Dievas dabar užduoda žmonėms klausimą. Taisykitės, o jei nesitaisysite, tiems, kurie nesitaiso, aš padėsiu išeiti. O tie, kurie nepanorės taisytis, štai taip pamažu ir išnyks. Nes Dievui atsibodo visą tai. Jis siuntė mums daugybę padėjėjų, tarpininkų, bet mes juos visada ignoravome. Tai reiškia, kad žmonija jau seniai paskelbė Dievui karą. Tačiau Dievas visgi yra kūrinio šeimininkas, todėl teismas bus jis neišvengiamas. Nes teismas nėra tiesiog bendra malonė ir atleidimas visiems, kas bent kartą ištarė Kristaus vardą, nieko panašaus. Išliks tas, kuris realiai paklus įstatymui, tai normalu ir teisinga. Nes tas gyvenimas, kuris mums dabar siūlomas, yra toks bjaurus, kad aš kaip tėvas ir galbūt būsimas senelis nenorėčiau savo vaikų ir anūkų išleisti į tokį gyvenimą. Man gėda ir baisu, nes jie neturi šansų. Nes mūsų laukia arba kriminalinė ateitis, ji jau dabar tokia, o vėliau bus dar baisiau, arba ekologinė katastrofa. Žmonės patys pjauna šaką, ant kurio sėdi, vadinasi, Dievo įsikišimas yra neišvengiamas ir aš žinau, kad jis jau vyksta. Aš niekam nieko neperšu, daugelis gali sakyti, kad tai netiesa ir panašiai, bet aš sakau, aš tai žinau, nes turiu sukaupęs tam tikrų žinių sumą. Žinau, kad šis procesas jau prasidėjo seniai ir jo pabaiga gana arti. Bet dar kartą sakau, kad išdėstyčiau loginę grandinę, todėl taip manau turėčiau sugaišti 1,5 ar 2 valandas. Tai daug. Bet bent jau pasakykite, kuo tai pasireiškia. Paaiškinsiu, kaip jau minėjau, dabar vyksta planetarinės energetikos pokyčiai, tai yra Žemės laukai mutuoja. Kitos Saulės sistemos žvaigždės taip pat įgavo tam tikrą dinamiką. Saulė yra dinamiška, jie stiprina laukus ir ne tik. Aš nesu profesionalas šioje srityje, bet gravitacinis laukas dabar elgiasi labai įdomiai, o tai reiškia įtaką visoms Saulės sistemos planetoms. Biologai sako, kad ląstelės dabar greičiau gamina baltymus, ribosomos dirba sparčiau, medžiagų apykaita vyksta greičiau. Vadinasi, visos ligos progresuoja sparčiau. Tai matoma net buityje. Socialiniai procesai taip pat greitėja. Mineralogai sako, kad kažkas vyksta su mineralų kristalinėmis grotelėmis. Apskritai su materija kažkas vyksta. Buvo padaryta išvada. Jei dinamika kryptinga į intensyvumą, vadinasi vyksta pagreitėjimas, o pagreitėjimas yra laiko parametro pasikeitimas. Mes pradedame gyventi vis greitesnėme laike. Kažkada skaičiau įdomią sekciją, sakoma, kad mokslas suklydo nustatydama žmogaus amžių Žemėje. Žmogus čia gyvena daug seniau nei teigia oficialios hipotezės. Tam jau yra įrodymų. Prieš metus Maskvoje kalbėjo Michaelas Kremo, mokslininkas iš Amerikos. Jis sakė, kad jo žinios visiškai sugriauna Darvino doktriną. Jis Afrikoje rado technogeninės civilizacijos liekanų, kurioms 10 ar 100 milijonų metų. Jis parodė uolienos fragmentą, kurio amžius 2 milijardai metų. Monolitas, pjaustant jį, viduje rasti metaliniai rutuliukai, lyg nikeliuoti su rievelėmis. Akivaizdžiai techninės kilmės. Jei prieš 2 milijardus metų žmonės sugebėjo gaminti tokius dalykus, vadinasi, technogeninė civilizacija buvo gerokai prieš beždžiones. Jis sako, kad žmonės Žemėje gyvena milijardus metų, o oficiali doktrina teigia nuo 10 tūkstančių iki daugiausiai 2 milijonų metų. Gręžiniuose randa akmenėjusių batų padų, kažkokių detalių panašių į degimo rites. Metalai visiškai pakeisti silicio jonais, nes praėjo begalė metų. Dar Permės ar Anglies periode, kai net driežų dinozaurų nebuvo.
Supraskite, pastaruosius 60-70 tūkstančių metų mes gyvename tam tikrame laike, kuris yra vienalytis ir nesikeitė. Tačiau iki tol, pavyzdžiui, kai žuvo Atlantai, jie gyveno lėtesnėme laike, o civilizacija prieš juos dar lėtesnėme. Kodėl? Tai priklauso nuo Saulės. Saulės gravitacija ir lauko įtampa veikia gyvenimo greitį, erdvės formavimosi greitį ir taip toliau. Kas yra laikas? Fizikinė savoka – tai gyvenimo greitis. Kuo didesnė gravitacija ir lauko įtampa, tuo greičiau tame lauke vyksta procesai, tai yra laikas bėga greičiau. O prietaisai ar atskaitos sistemos tai tik techninis skaičiavimas, apsisukimas aplink Saulę – metai, mėnulio ciklas – mėnuo, Žemės apsisukimas – para. Tai dirbtiniai matai. Bet laikas kaip fizikinė savoka yra kas kita. Vienas gimė ir mirė tada, augalas gali gyventi tiek, lašalas, vabzdys gyvena 24 valandas, kiekvienas turi savo uždarą laiką. Tai ir yra gyvenimo greitis, ląstelių atsinaujinimo greitis, išminties įgyjimo greitis. Ar galima sakyti, kad viskas artėja prie globalios katastrofos? O kas yra katalizatorius? Tai drąsus teiginys, bet manau, kad Žemėje dabar yra asmenybė panašiai Kristų. Jis yra katalizatorius. Erdvės fizika sako, kad visa kūrinyje suformuota principu. Kuo arčiau Dievo, tuo galingesnė ir greitesnė banga. Dievas turi kūrėjo bangą. Jis kūrė pasaulius. Žmogus tam nepajėgus. Mes esame sutvėrimai, o jis kūrėjas. Skirtumas milžiniškas. Jei iš ten ateina pasiuntinys, jis nėra lygus net pranašui. Pranašai taip pat buvo sutvėrimai, tik stipresni už mus. Jei Dievas atsiuntė tokią asmenybę kaip Jėzus Kristus, tik kita jo valios apraiška, ir ši valia pradeda purtyti erdvę ir materiją, žinoma, vyksta visų procesų katalizacija. Kuo greitesnė banga, tuo greitesnis laiko parametras. Dievo amžinybėje sumanymai ir įvykiai vyksta akimirksniu. Bet vėliau jie nusileidžia į mūsų materiją ir kiekvieną lėtesnį sluoksnį, kol pasiekia materiją ir pasklinda mūsų laike. Tai vyksta lėtai. Tai vadinu laiko piramidę. Žemėje procesas lėtas, astralinėme pasaulyje greitesnis, o dar aukščiau, dar greitesnis. Ir gaunasi laiko piramidė. Kuo aukščiau, tuo trumpesnis laikas įvykiui. Viskas vyksta greičiau. Banga yra laiką užduodantis faktorius. Kuo greitesnė banga, tuo greitesnis laikas, nes banga, virpesių dažnis ir sklidimo greitis kaip tik sukuria formos išsipildymo greitį. Tai yra vyksta formavimasis, bet kokių formų. Štai čia jau erdvės fizika. Sielos fizika aš paaiškinu, kokie apvalkalai kokiuose matavimuose išsidėstę, kaip jie sąveikauja, kaip jie įsijungia, kokiomis aplinkybėmis, kokie draudimai egzistuoja, saugos technika, kad nei sau nepakenktų, nei kitiems. Štai materialiame pasaulyje, būtent čia šioje žemėje, kokie įvykiai gali iš tikrųjų nutikti šiuo metu. Na, sprendžiant pagal Jono apreiškimą. Pirma, tai kad dabar vyksta kažkokia globalizacija ir taip toliau. Juk kažkas bando suformuoti pasaulinę vyriausybę. Šis spaudimas, ten viskas neva po gerais šūkiais. Kai tik bus suformuota pagrindinė pasaulinė vyriausybė, jos priešakyje kažkas juk turi atsistoti, teisingai. Todėl mūsų viso pasaulio prezidentai turės tada pasidalinti įgaliojimais, tai yra dalį įgaliojimų perduoti centriniai vyriausybei. Ir ten bus sprendžiami pagrindiniai klausimai. Ir praktiškai visos šalys gali virsti priklausomais palydovais, satelitais, kai tai įvyks. Ir aš manau, kad tai kažkas panašaus į Antikristo atėjimą į Žemę, kuris iš pradžių elgsis taip protingai ir geranoriškai, kad daugelis žmonių juo patikės. Prašom, visiems duosiu dešros, uždarysiu visus nusikaltėlius už grotų ir taip toliau. Pažadės daug. Tik atsisakykite Dievo, sako. Man to reikia. Visiškas internacionalizmas ir jokio Dievo. Aš jums viską duosiu ir daugelis žmonių eis, nes žmonėms svarbiausia ramybė ir sotumas. Ir štai, kai Dievas sulauks, kad žmonės galutinai apsisprendžia, su kuo jie, su Dievu ar su velniu, štai tada viskas ir pajudės. Vadinasi, sprendžiant pagal Jono apreiškimą, mes turime sulaukti šių įvykių. Ir dar, ką Jėzus sakė, netikėkite nieko
niekuo, nes prieš ateinant žmogaus sūnui bus labai daug netikrų pranašų ir netikrų mokytojų. Ir visus vilios savo kerais, tai yra savo sensoriniais gebėjimais. Žinokite, kad tarp jų ateis vienas, tarp šių melagių bus tikrasis. Jų ateimas bus tuo pat metu, melagių ir tikrojo. Nepražiopsokite, jis turės kryžių ir 2 galvas. Tai yra atributas kaip Dievo sūnaus, bet tai ne Jėzus. Jis juk pats pasakė, aš daugiau pasauliui nepasirodysiu. Tai iš Jono Evangelijos 14 skyriaus ten parašyta, aš nuo jūsų išeinu ir pasauliui daugiau nepasirodysiu, bet paprašysiu tėvą duoti jums kitą globėją, paguodėją, kai ateis jis ir papasakos jums apie tiesą, apie nuodėmę ir apie teismą, apie tiesą, kad aš pasauliui daugiau nepasirodysiu. Tai tiesioginė Kristaus kalba. Kaip galima tikėtis pamatyti Kristų kūne? Apie nuodėmę, kad jūs netikite manimi. Tai, ką žmonės laiko tikėjimu, nėra tikras tikėjimas. Tikras tikėjimas reikalauja taisymosi. Tai yra, turi būti nuoseklumas. Tiki Dievą, tai taisykis. Priimk jį kartu su įstatymais ir faktiškai juos vykdyk, o ne tik plepėk žodžiais. Štai. Ir apie teismą, kad šio pasaulio kunigaikštis nuteista. Žmogaus sūnaus atėjimo metu prasidės teismas. Tai pas Matą užrašyta, pas Joną užrašyta, kad žmogaus sūnaus atėjimo metu bus kaip Nojaus laikais. Evangelijos pagal Matą 24 skyriuje viskas aprašyta. Bus va tokie ir tokie įvykiai. Jėzus sako, tikslaus laiko niekas nežino, tik tėvas, bet požymiai, tai yra ženklai bus tokie. Jis sako, kai matysite žydėjimą figmedžio, žinokite, kad laikas stovi prie durų, jūs jau esate prie pat jo. Kodėl sakau, aš nesiremiu kažkokiais asmeniniais kontaktais, man to per mažai. Kiek ženklų, jų ten daug. Na, tarkime, aš priminsiu, kai mokiniai paklausė, koks bus antrojo ateimo požymis ir amžių pabaigos. Jie sako, bus karai, karų gandai, žemės drebėjimai, potviniai, badas, maras, ligos. Dėl neteisumo atvės meilė, nebemylėsite vienas kito iš tikrųjų. Negalėsite, štai pas mus tvirtų šeimų porų nebėra. Ištvėręs iki galo bus išgelbėtas. Taip tauta pakils prieš tautą, karalystė prieš karalystę, brolis prieš brolį. Dėl neteisumo pas jūs atvės meilė, ištvėrę iki galo bus išgelbėti ir bus paskelbta karalystės evangelija visame pasaulyje. Ir tada ateis galas.